Sveiki visi. Ir štai į Varėną ir vėl sugrįžo folkloro festivalis Dzūkų godas. Kas nežinote, tai tiems pasakysiu, kad tai tradicinis renginys vykstantis jau daugiau kaip 50 metų. Na, o šiemet festivalis skirtas dzūkų dainavimo tradicijai bei lietuvių liaudies dainų metams paminėti. Šiandien visi susirinkome į Dzūkijos regiono pasakojų varžytuves Dzūkiški perlaliai. Ir aš labai nekantrauju išgirsti visas nuostabias istorijas, kurias mums atvežė dalyviai iš Druskininkų, Leipalingio, Kaišiadorių, Rumbonių, Alytaus, Varėnos, Senosios Varėnos ir Nedzingės. Na, o pasakotojų laukia daugybė įvairių piniginių prizų, nominacijų, dovanų ir dovanėlių. Ir aš manau, kad šiandien nebus nei vieno dalyvio, kuris namo grįš tuščiomis rankomis. O kad varžytuvės įvyktų, tai mums reikalinga komisija. Taigi, vertinimo komisijos pirmininkas, Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų aptarnavimo skyriaus specialistas ir edukatorius, bei visokių porinimų meistras Jonas Bajoriūnas. Komisijos narė, etnomuzikologė, Trakų kultūros ir meno centro folkloro ansamblio Radasta vadovė, LRT laidos Duokim garo redaktorė Rasa Zakarė. Komisijos narė, Lietuvos pasakotojų konkurso Žodis žodį gena laureatė, Dzūkė iš širdies ir iš žodžio, katruoj savo šnektų brangina ir kitus ragina dzūkuoti. Tai Erika Petrauskienė. Erika sako, kad kol dzūkas kalba savo šnektu, tol ir dzūkų dvasia gyva. Ir komisijos narė, Varėnos kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė, Žiūrų kaimo anūkė ir kišenės žodinė ieškanti Janina Samulionienė. Na ir komisija pristatyta, tad tikriausiai galima pradėti ir varžytuves. Ir pirmąją kviečiame pačią jauniausią ir greičiausiai pačią drąsiausią pasakotoją atvykusią iš Kaišiadorių, Rugilė Jacevičiūtė. Rugilė papasakos apie vaikščiojančią dainų skrynelę. Rugilę moko mokytoja Laima Morkūnienė. Rugilė pirmą kartą dalyvauja pasakorių varžytuvėse, tad šiltais aplodismentais pasitikime pasakotoją. Labą dieną, aš esu Rugilė Jacevičiūtė iš Žiežmarių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio Ratainys. Ir šiandien aš jums papasakosiu apie savo probabą Janiną Kaluževičienę iš Nemaitonių krašto. Ji maža, žemukė, tokia, bet oi stridna, kaip ožkytė ant kalno. Va ant kalno gyvena, ji visada sako, nežiūrėk, kad aš maža, ale kiek da mane yra po žeme. Ir dar pasižiūrite akelėm, žip, žip. Probaba tikra vaikščiojanti dainų skrynelė, sako, dar vaikystėje, jei tik kokią dainą išgirsdavo, iškart insipomėtindavo ir neužmiršo. Daug probabos dainų dainuoja Ringailių folkloro ansamblis, kuriame ir pati probaba jau daugiau kaip 20 metų dalyvauja, dainuoja, visokius nutikimus vaina. Tai kad karves ganiau, tada ir dainuoti išmokau, sako mano probaba. Bet daugiausiai dainų išmoko iš mamos. Ji dainuodavo, kad darbus dirbdavo, verpė, skalbė, rugius rišo ar prie pečiaus sukosi. Tai ir dabar tos dainos gyvena manim. Tai kad karves ganiau, tada ir dainuoti išmokau, sako mano probaba. Bet labiausiai man patinka jos baikos apie tai, kad ji buvo mažiukė, tokia kaip aš dabar ir kaip ji su kitais vaikais karves ganė. Insipomėtinau ir aš jos baikas ir jums pabaisiu. Pas mumi čia Žydiškėse tokia Marinė buvo. Jos balsas labai gražus buvo. Jei ji užrėkė, tai neatsėpi Joniškėse girdėt. Nu tai mum jau klausyt, kad ta Marinė dainuoja.
dainuoja. Šio namo gan nevandos mamom te pieno, o berniukam kap šuniukam supuvusio šieno. Kap uždainuojam ir vėl tie gyvuliai sueina. Tai ką tada? Tėvai tada susitarė, kad vienos gyvuliai toliau pūva, kitos dar toliau, kad atskirt mumį ant didesnio tarpo. Kap ant didesnio tarpo anksti atsikeliam, saulė dar netekėjus, o kap anksti, tai susigūžėm ir užmigom. Mesgi miego norim ir vėl tos karvės nueina. Tada jau samdė piemenis, kad iš mumį tol ko nebuvo. Tie jau biški suaugesni ir jau jie pilnino, nes mes išganom ir daržus ir bulbas. Visatgi buvo. Gyvuliai nueina, kad gyvuliai, mes sakom. O koliai mumi taip anksti kelias, galima ir vėliau. Vėliaugi karvės zylioja. Aha, jos zylioja. Susitarime būdavo ir visi biržgiam kaip zyliai, o tos karvės kelia stimburius ir pradeda zyliot. Mano tata sako, koks čia velnias pasidarė tiem gyvuliam, dar tų varmų nematyt, jau karvės su uodegom parlėkė stačiom, kad ir supančiotos. Ar nepaklausys tėvai, ką čia darome mes? Padirzgiam, tėvai apramina gyvulius. Nu ateikit, vaikai, mes dabar pirksim, o jūs zyliokit. O jei nezyliosit, gausit diržų, tai mes lakstom, babijom. Nuo to laiko nereikėjo birgt. Nevirzgiam. Daug mano provaba žino dainų, pasakojimų, daug jų užrašyta knygon, ten šnekėjo senovės žmonės ir dar mano provaba apie tuos, kurie daug ir ilgai ūtairoje sako. Ilga kalbelė, plika sūpinelė, nu tai tuom aš ir baigiu. Tai labai ačiū Rugilei už tokį nuotaikingą pasakojimą. Dabar kviečiame Austėją Kertinytę iš Kaišiadorių, kuri mums papasakos apie aukso obuoliuką. Jos mokytoja Laima Morkūnienė. Austėja jau yra dalyvavusi etnokultūros olimpiadoje, tačiau pasakorių konkurse taip pat dalyvauja pirmą kartą. Pasitikim plojimais. Tai sveiki gyvi kaiminėliai. Taigi aš šiandien pas jumi atvažiavau nuo Kaišiadorių krašto, nuo Aktoiro Bežiaus, kur nežinom mes, kas esam. Ar dzūkai, ar aukštaičiai. Taip porinam kiekvienas, kas kaip mokam. Ale jūs vis tiek paklausykit, ką aš jums pabaigsiu. Ogi papasakosiu apie savo mylimų dainininkį, močiutį iš Ringailių folkloro ansamblio Marytę Venskienę. Nu jau mano močiutė, tai tikras aukso baliukas. Nu gerai, ne manai ne močiutė, ale myligi kaip savo. Kadu paseidą nuvažiuotai, kadu aplankytai, taigi ne ir apkabys, ir valgyt padarys, ir žolelių arbatos išvirs, nugi kaip tikra močiutė, tai aš jos kitaip vadyti ir negaliu. Agi žinotgi, kaip su to močiutėm būna, kai nuvažiuoji, tai tiek visko pribans, tiek visko pripasakos, atrodo atsidaro kokį tai skrynelį ir traukia tos pasakojimus ir traukia, tu tik spėk klausyt, galėtai lygi rytą sėdėti. Nu, bet aš jums tiek daug nebančiau, ir jūs lygi rytą sėdėsit tada. Aš jums papasakosiu, kad jinai pradėjo dainuoti. Taigi jinai sako, kad daina žmogui kaip duona, be jos nei dienos. Kas žmogui duota, to ir neatimsi, ir širdis gręžiasi ant dainų. Tai va šitą va jinai jau pusšimtį metų dainuoja Ringailių folkloro ansamblį. Ir yra vienintelė, kuri dainuoja nuo pirmų ansamblio įsikūrimo dienų. O kaipgi tik pradėjo dainuoti tos kelios kaimo moterys, taigi visi vadino artistėm išsudegusią teatrą. Sako, nieko jūs nepasieksit, baikit čia dainuoti.
A jos net bojas užnektų ir toliau dainavo. Vagi dabar jau turi ir aukso paukštį ir dainas yra įrašę 2 kasetes. Nuo 1994 metų močiutė dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse, o pernai vasarą Vilniaus Bernardinų bažnyčioj giedojo kantičkinės giesmes ir vedžiojo karunką. Ji ne tik dainuot mėga, a ir in vakarėlius ėjo. Jau nuo 13 metų su bernai šokt pradėjo. Jei ką būdavo susirenka in kaimų padzainuot, tai bernai jau kviečia šokt, o jau tos vyresnės tos senmegės gi pavydi, širsta, kad jau tokias pienukės šokt veda. Kai kad visada kiekviena sukas atlik savy kaip kokia varna, kad jau kasnelį gardesnį nustvert. Ir dabargi žiūri, kad va bernas tai būtų gražus. Į toj mergystėj, toj jaunystėj nesvarbu, kad tai toliau bus. Gal jis nieką neturi, gal nedirbt nemoka. Ale vat, dainininkas, šokėjas, muzikontas, tai va šitas vagi geriausias. Gi svarbu, kad jis padainuos, pašokdys, tai va tikras gi aukso baliukas, saka. O kaip susirado močiutė to jau savo berniokų, tai 18 metų išėjo į marčias. Anyta davė raktų, sako, gaspadiniauk tu čia, grindis plauk valgy daryk, aš jau čia nagų nekišiu. Vienu ruosu Anyta padarė sūrį ir liepė nunešti Petrelį. A jiegi gyveno tokiai dūminiai prikelai. Tai jinai sako, kap man tinteit. Ai, tai nuo krevo pusės inteisi. O sako, vos intėjau, labą dieną pasakiau. Kažkas atsiliepė. Ale nematau, kas? O kaipgi buvo pečius ir kaptūras toksai, kaip išsikūreni, tai šilta ant tą pečius, tai jie į susėdį. Tai kaip iškišo galvas pro tą kaptūrą, tai dievuliau mano, veidų nematyt nuo to juodumo, akis tik šviečia, visi susikšiaušia, susivėlai. Sako, išsigandau, aš jums valgyt atnešiau. O iš kur tu mergaitė būsi? Iš Sundapų. Gi žinau, mano pati ištynė toliai, sako Petrelis. Gi dabar jau 2 marčios mičiūnos parvestos. Ale kokias gi jie galvas turėjo. Iš kur tos jų dainos, tai aš niekad nesuprantu. Iš kur Dievas sukrovęs ten pas juos galvon tą kraitį tokią gerumą, to žodžio gražumą. Nu ir dabar, kas be paklausė pas močiutį, iš kur jinai moka tiek tų dainų, tai sako, čia Petrelio dainos, nu va, tikros gyvenimo dainos. O kaip kaimas mažas, tai sako, kad dainuojam, tai ir mes girdim, ir mumį girdi, o kaip va sueinam in vienu vietu, in vien pas dainavim, taigi ir visas kaimas skamba. Nu, bet iš kur tos dainos, tai aš nežinau. Gi nieks jų nerašė, gi nebuvo tų tokių mokytų. Taigi mislinu, turėjo iš vargagi susidėtos dainos. Gi ir tos Anytos ir marčios vienos kitom akis draskė ir visap kaip darė, tai kad tikrai tebuvi. Tai va šitep va, jau 100 metų mano močiutė dainuoja tas tikras Petrelio gyvenimo dainas. Ačiū austėjai. Priminsiu žiūrovams patikrinti, ar tikrai išsijungėte telefonų garsus. O dabar kviečiame Nojų Kašlėjų iš Druskininkų, kuris mums papasakos apie bobulai. Nojus taip pat pasakorių varžytuvėse dalyvauja 1 kartą. Gerų dienelį, skaičių skaistėlį. Nu tai nuslenksiu prieš jūs, tai galit nieko nežėti, nieko nėra. Bet ar tiesa žinai norėtau pakorės apie vienų tokių druskininkų giesminykį, katros, nu, pačiai pravdės galiausiai nežinausit, nėra jos nei dainų įrašų rašyta, ale nei fotografijų Facebooką nėra kelta, nu, jos nelabai yra tos informacijos. Ale žinokit, po visos sunkios darbo dienos iš mokyklos pareinu savo šiltonpirkiu. Prasdarau duris ir girdžiu. Nemuno krantu, kareivis gulėjo pakėlęs galvelį, in dangų žiūrėjo pakėlęs galvelį, in dangų žiūrėjo. Tai jau supratau, kad mano bobulė gieda. Ateinu aš, atsisėdu taipogi prie jos ir pagiedojama būdu. Tai atrodo, toj visa dzinelė, žinokit, kaip nurankus ir nušiušyta.
Sakau, Bobulai, kaip tu, sakau, išmokai giedoti? Aš sakau, kažkur kokią ansamblį nuėjai ir kaip? Ne, sako, Nojulė. Pas mus aš kaip gyvenu Ratnicu, nuo kalno palei upėlį gyvena tokie Bobulai. Aš jau, sako, nei vardo, nei pavardės dabar neprisimenu. Ale, sako, mūsų vaikus visus į buvo susirenki ir ko aš kiekvienų dienelį, kiekvienų rytų, tiek su bata, tiek nedėlė prieš bažnyčių gėdos. Tai jau žiūrėkit važiavo, jau Randinų slėnį važiavo ir ten savo atsirgėdos. Tai jau man buvo didžiausias jausmas, kad man paporino visų šitų. Porino dar Bobulai, kad buvo ir vakaruškos. Man neteko tose vakaruškose dalyvauti, aišku, nes tas amžiaus skirtumas gan didelis. Sakė, ateini, pareini iš mokyklos irgi, nusiauni batus. Persirinki, nu, koks lašinys yra ant burnon, nu ir žiūrėk, jau paraina tėvulis. Kojų tikrai streptin žemį, eisi dirbti. Pasakė, tėvulis, tai klausyt. Na, jau padirbėjo. Nu ir sako, tavo atlygiu dabar galėsi su batos vakaru eiti bernus. 4 sesės bernų nepasidalina. Kur dabar darys? Nieko, ne problema. Nuėjo pas bernus, gaidzot pirkion. Na, jau vienas kripkorius atvažiavo iš Lazdijų rajono. Harmonika iš kitos pirkios. Nu ir graina jausti. Ir tepšo, kur tep ten savo, ir tokių polkutį, ir kitokių valsių. Sakė, ant kitos dienos sąjo visi bernai su mergom ant tų pačių trobų papadagų visus, žinokit, su gali. Dėlitų manas, aš nežinau. Bobulai sakė, kalė 3 dienas, kalė 3 večerus. Ale, nu, padarė tas tų visų padagų. Po to, po kiek čėso, šventoriun, maldos namuose, jau pasidarė klubas. Pradėjo tai dansalas. Sakė, ir kalankės visas ištėsi, sakė, sugurino, o galo supleškino. Man Bobula davė tokių patarimų. Nu, ir sako, visur ausiai, kokiam balius būsi ir bus tai muzikontų. Prismyk vienu ir visam gyvenimui. Jeigu muzikontai bėga, bėg ir to, sako, koli. Sako, parei per duris, baliaus pabaigon išeisi per langus. Nu, galvoju, gal pravdu man ir Baurina, aš nežinau. Bobulai man prieš kiekvienų konkursų, prieš kiekvienų tokį paskalbėjimų pasako tokius žodžius. Prismyk ir nesbijau. O sakau, ko man bijautis? Aš tau nesigaus. O kas, sakau, man gali nesgauti? Nu, tu gali susijaudyti. Ale, sako, jei susijaudysi, prismyk mane. Nu, pasakyk, sakau, Bobulai šventą. Mylėjau savo Bobulai. Jinai mane išmokino ir giedoti. Giedu iki šioliai. Mano pirma giesmelė buvo partizaninė, oi sakalėlė. Nuo jos ir pradėjau visus savo giedojimus. Ir į tai tęsiu iki šiandien. Ačiū. Ačiū, Noj. O dabar kviečiame Urtę Burbulevičiūtę iš Lazdijų, kuri papasakos apie dainavimus. Jos mokytoja Neringa Rasiulienė. Urtei dalyvauti konkursuose tokiuose nėra naujovė, nes jau 3 metus dalyvauja Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso atremta tulis vietos, regioniniuose bei nacionaliniuose turuose. Sveiki, druci! Mano vardas Urtė. Lankau vaikų ir jaunimo folkloro ansamblį Vitelė. Smagu įmumėti, dūzgiam susirenki, kaip cikros bitukės. Ir šokam, ir dainuojam, ir taip visokius smagumus susmislinam. Ale šiandien aš jumiem nei šoksiu, nei dainuosiu, ale paporysiu. Ir ne apie datkų, o apie liaudies dainų karalienį Veronikų Povilionienį, katroj kilus iš mūsų krašto, iš Kapcemiesčio. Taigi pasklausykit, joj porina iš vaikystės apie dainavimą. Kad buvau maža, tai mūsų kaime niekas 2 balsais negiedojo. Visi giedodavo tik tais vienu balsu. Tai pakasinuose, bažnyčion, vakaruškose, visur. Tos 2 balsės dainos tai atėjo vėliau. Jas atnešė žmonės atėjo iš kitur. Tai mokytojai, vargonikai. Bet senyvo žmonės tai giedodavo tik tais vienu balsu.
Man tėvulis sakė, kad dar ties netokie linksmi žmonės. Va jau kaip jis buvo jaunas ir dar aš maža buvau, tai kaimo bernai susirinkdavo ant kryžkelių, sustodavo ir dainuodavo iki pusės nakties. Būdavo girdėt, kaip už kokių 7 kilometrų. Ot gražu buvo. Ale daugiausiai dainų ir darbų tai aš išmokau iš savo motulės. Mūsų motulė labai mėgo dirbti ir mus mergelas spausdavo prie darbo. Vis sakydavo, mokykitės vaikeliai darbų, va juk cinginių, tai juk niekas nemyli. Mes visko išmokom, ir aust, ir verpt, joj nigdi nesėdėdavo be darbo. Jei cik būdavo namie, pasistacydavo ratelį, verpdavo. Aš ateidavau prie jos, padėdavau jai galvukį ant kelių, joj dainuodavo, o aš visas tas jos dainas savo širdin laikiau. O joj mokėjo labai gražių dainų. Ale smagiausia gyvens ir dainuots buvo tadu, kaip aš ištekėjau už mylimojo. Tada rodos kūėjau, kūdarau, tik po kojom žemės nesiekiau. Kad buvo mergos, nu tai susirinkdavom, tai kūšnekės daugiau, nu tai apie bernus, tu sti protingas, tu sti durnas, tu sti razumnas. Aš tai daugiausia atsilėjau, kuo aš sakysiu, būdama biedna. Ale iš visų savo draugų, tai pati pirma ištekėjau. Ir vyras mano buvo, ir gražus, ir labai mane mylėjo. Labai gražiai sugyvenom. Aš jam nigdi nepertariau, tik jis juokdavos. Va aš labai mylėjau dainuoti, o jis labai mylėjo klausytis. Tai sakydavo, dainuok, dainuok, pažiūrėsiu, ar neverksi. O aš taip mylėjau dainuoti, kad gyvenimo be dainos niekad neįsivaizdavau. Ar einu šaltinin vandenio ir dar ties visus mislinu. Žinoma, dar ties, kai einu viena, tai apsižiūriu, ar aplink nieko nėra, pasakys, bobas sudurnavojo, visų laikų gieda. Bet aš taip mylėjau dainuoti, kad malda tai man buvo darbas, o daina tai man buvo visas gyvenimas. Žmogus kibo numirtai nedainuodamas, bamžinai visokios mislios galvų užima juodos. O dar vasal padainuoja, nusramini ir gerai būna. Dėkoja Murtei, o dabar pakviesime pasakorių iš Nedzingės, Albertą Jakubavičių, kuris mums papasakos savo vaikystės prisiminimus. Raudojo mama ir mes verkėm. Bet prieš tai dar išduosiu paslaptį, nes 2023 metais Dzūkų kodų pasakorių varžytuvėse Albertas tapo laureatu ir laimėjo pagrindinį prizą. Aš teslyginu. Rauda tai gyvenimo skausmas. Rauda tai širdelai verksmas. Pirmūros raudų išgirdau per bobulais pagrą. Susirinko visa giminė. Vaikai, anūkai, proanūkiai, pirgaitė neatsidurkė. Visi netilpo. Tai mes, jaunesni vyrai, išėjom ant kiemų, stovėjom, šnekėjom, tik per laidotuves susirenka giminiai. Nereikia prašyti. Susirenka atsiej, kam tas žmogus brangus. Per atidarytų langų pasigirdo motulais rauda. Verkė mano mama. Motula, motula, ir kam tu mus palikai, mažus vaikelius, vargsta šitam svietelį. Ir dabar mes darysim, kad dabar mes gyvensim. Motula tu guli, gražiai parėzyta, o prie tavi stovi
tavo anūkėliai blizga ašarėlais, jų mažose akelėse, kaip ir jos blizgėjo, kad tu mus glaudei. Atsimenu Motulą, kad atėjo vyrai, iš tamsauso miško, išvedė Ziedulį, jis daugiau negrįžo, jis daugiau neglostė, mano galvelais. Atėjo vyrai iš miško. Renkis, Gaspadoriau, parodysi kelią. Vyrai, jūs tų kelių geriau žino. Kam jūs mane veda? Renkis, pasakyta. Rengės Ziedukas, rengės. Žiūrėjo savo vaikelius, jautė jo širdis, kad daugiau jau jų nematys. Motula, Motula, kaip gailiai tu verkiai, kad bučiavai kojas, bučiavai rankelas, kad neišvežtų, kad pasgailėtų, kad nepaliktų, siratėlėm vaikelių. Ėjo Ziedulis, žengė per slankstį, nugriaudėjo šūviai, perplaišė širdelį. Greitai vyrai grįžo. Pradėjo rinkti daiktus, krovė maišus viskų, kas papuola. Net mažų vaikaičių, mažų mergaičių suknelaitės dėjo į maišus. Jos buvo pasiūtos iš šilko, parašuto šilko. Mergaitės turėjo varstyti žulinėlius prie bažnyčios. Vienas tarstelėjo, bus geriau tapoje. Iki ryto, kad niekas iš pirkios neišeitų. O už slankščio kraujo plane gulėjo Ziedulis. Motula, Motula, kaip sunku mums buvo, mums siratėlėm, nebuvo nei duonos, nei pienelio lašo, eitų per svietų, ištiesus rankelai, prašė išmaldėlais, verkė tavo širdelai. Sunkiai gyveno žmonės, bet žinodami pobulais vargus, dalinos. Kas duodavo pieno šlakelį, kas duonos riekutį, kas kiaušinaitį, kas saujelį miltų, dalino žmonės, gailėjo. Motula, Motula, kad tavį mes laukėm, grįžtančios, pareinant iš labai toli, pražiūrėjom stiklo, mes langelį, o kad tu pareidavai, parnešdavai lauktuvių, nuo to kiškaičių, mūsų mažiem vaikeliam, tas duonelės krauželės, buvo saldesnis ir už medų. Sunkiai gyveno šeima, vaikai maži, nebuvo nei rūbelių, mergaitės dalino tarp savy. Suknelaitė, viena išauga, kita apsirengia. Batukai, kokie tie batukai buvo, kai mama sakė, šlepetė, medžiaginiai, paaugo visi. Visi pradėjo eiti mokyklų, mama mokės pirmos Varėnos mokyklų. Eiti reikėjo išmokas kelią, mažai kas pavėžėdavo. Vasarų, rudenį, dar nieko. Bet žiemų, arba kada būdavo šlapę, tie batukai, to šlepetaitės sušlapdavo, kojos nuo šalčio net mėlynos buvo. Grįžę iš mokyklos, pirmiausia lipo ant pečiaus, kad pasišildyti, kad būtų lengviau tom kojelėm. Nesirgo niekas. Vargas vaikus užgrūdino. Mama baigė mokyklą, mokės gerai. Vienas mokytas sako, Onute, stok tu į Kauno kūno kultūros institutą. Gera sportininkė, būsi garsi. Motula, Motula, kam mane išlaidai,
tu intų mokyklėlai, intų miestelį, su keliais rublaliais, su duonos bandelė, su 3 agurkėlais, kas skalsiau būtų. Mama lengvai nustojo, bet nebuvo bendrabučio, nebuvo kur gyventi. Na ir stipendija buvo nedidukė. Teko mamai grįžti namo, grįžti per Lodį. Pradėjo dirbti, o ką darysi, gyventi reikia. Motula, atverk akelas, pažiūrėkim savo anūkelius, paglostyk galvelas, išbučiuok jų akelas. Stovėjom vyrai, vieni žiūrėjom žemę, nuleidę galvą, kiti žiūrėjom dangų, bet visų akysna žibėjo, blizgėjo ašaros. Dukra, kuriai tada buvo 4 metukai, atėjus paklausė: tėte, ko jūs verkia? Ko verkia mama? Prašau, močiutė. Dukra. Močiutė neverkia. Močiutė rauda. Verkiam mes vyrai. Paaugsi ir tu viską suprasi. Ačiū Albertui, kad pasidalijo tokiu jautriu pasakojimu, kuris tikriausiai ne vieno širdį suvirpino. O dabar kviečiame Ireną Plauskienę iš Varėnos, kuri papasakos apie žymų mūsų krašto dainininką Silvestrą Masalską. Irenai tai ne pirmas varžytuvės. Ji šiais metais vykusiuose pasakorių varžytuvėse Žodis Žozijana tapo rajoninio turo laureatė. Labą dieną visiems. Kažkaip tai buvau nusteikus 7 būtų, čia tas rodo, kad anksčiau jaudinuos labai. Taigi, aš pabaisiu šiandien apie dzūkų krašto dainorėlį, liaudies dainų atlikėjų, katrų man teko garbė pažinti, gyventi su juom vienam kaime, nors mūsų didelis metų skirtumas buvo, bet kartais pabendraudavom. Taigi aš pabaisiu apie Silvestrų Masalską. Silvestras gimė labai biednoj šeimoj ir gana didelai šeimoj, bet buvo jau 4 brolukai ir 2 sesulis. O šeima neturtinga, biedna, reikėjogi visus aprengti, todėl ajo visi dirbo, stengės. Ir tas mažiukas Salvukas, katras atsineščinis vardas buvo. Gimė, žinot kada, 16 metų, 1916 metų gruodžio 31 dienų, ant naujų metų slanksčio. Taigi ir Silvestro vardas jam buvo atsineščinis. Mažiukas dar buvo, bet stengės kiek galėdamas padėti mamai, gal plunksnas paplaišyti kokias nori, ar dar padlakį kokių pašluots. Gal ir būtų prasgyvenę, bet atsitiko labai didelė nelaimė. Tai ščiesais reikėdavo arklius ganyti naktsigonėn. Ir mažo Salvuko tėvelis irgi ganė tuos arklius. Ir čia užpuolė jį vilkai ir sudraskė. Ir liko našlaitis. Broliai jau paaugi, išėjo uždarbiauti samdiniais ir liko Salvukas su mamu ir su sesulim. Liko prie moterų. Augo vis didyn ir kuo toliau, tuo daugiau girdėjo tų dainų. Taigi, kur moterys, tai ir dainos. O moterys, tai ščiesais dažniausia pjaudavo, rugius pjaudavo. Argi Salvukas neišmoks, nes paskui tos moteris
pasėmė spjautuvų ir išeidavo pjauts. Ir pėdus rišt, ir rugius pjauts. Ir dar nebile ką, argi jis pasduos? Aišku, jau didesnis buvo. Nepasduos jis, netgi tas moteris pralankdavo, nėra ko jam iš paskos vilktis. Taip ir ajo, ir gyveno, ir dirbo, dainų išmoko daug, nes girdėdavo tas dainas moteris dainuojant, nesgi, nu atrodo, kur daina, tai ir darbas sparčiau eina. Paskui mama, šviesi moteriškė, sumislino, kad reikia Salvukui vis dėlto kažkokį tai amatų išmokti. Ir išsiuntė jį Onuškin ant siuvėjo mokytis. Ir išmoko Salvuką siūt. Ir nebile ką, žinokit. Siuvo viskų. Ir žiponus, ir kelnes, ir andarokus, ir sukenkas. Ir kur jį nekviesdavo, net kitos navalščiuos nakviesdavo, kad pasiūtų. Bet ir siūdamas jisai dainų nepamiršo, visokių mokėjo. Ir apie rugelių pjovimų, ir apie bernelį, ir apie mergelį, kur tik nebuvo Salvukas, į visur dainų skambėjo. Vėliau jau, išėjo jisai kariuomenėn, o grįžęs iš kariuomenės, pamatė mergelį tokių, kad rati buvo atvažiavus kaiman, kaip pas kaimynus vaikų dabot. Aneliukė. Aneliukė irgi neprasta. Labai gera dainininkė ir dar audėja pati geriausia ant viso rajono. Nu tai kūkė, ciko ir paciko, ir susiženino abudu. O kaip susiženino, nu tai kokie, abudu dainininkai tai pirkioj dainos skambėdavo, kada tik tais įmanoma būdavo. Ir dar Aneliukė jį pakurstydavo, tu dar ne te padainavai, tu dar va šitaip nedainavai. Ir neleisdavo jam nutilti, jeigu jis kas nors sumaišė, tai jau Aneliukė ir širsta. O žmonės labai mėgo šitų šeimų. Kviesdavo juos visur. Ir krikščynosna, ir palankynosna, ir veseilion. Nu ir pagrabuosna irgi kviesdavo, kad reikėdavo pagiedoti. Gyvenote, paskui jie sugalvojo, reikia Žilinuosna keltis. Na, buvo tokias štiesas, kad tiesiog gyvenvietėnu. Jie gyveno tokian nedidelian Vergakiemio kaiman. Toli krautuvė, toli bažnyčia, nu, jau ir insenatvį lygtais, nu, taigi žmogui sunku, kaimo žmogui ateis keliai tai užpustyti, tai nedar, kad sniego nėra, tada tai sniego šitiek būdavo. Nu, atsikėlė jie gyventi in Žilinus ir jisai baina, sako, Žilinuose žmonės tai labai liūdni. Nei cekas eina lalaut, nei cekas gieda, nei nieko. Bet salva nebūt salva, jeigu jis nesuburt žmonių. Suieškojo keletą, susrado tokių vyrų akuratnų, moterų tokių neprastų ir pradėjo lalaut. O jau tų dainų ir papročių visokiausių pilna pasitį galvoj, kas jam rašydavo, nežinia. Ir ajo, lalavo, aš neatsimenu, gal buvo ir pas mus atėjęs, bet mes netoli gyvenom, bet neatsimenu va šito. Ir visiems žmonėms ciko ir paciko. Ir kadangi jau jisai buvo daug kur kviečiamas ir festivaliuosna ir visur, užgirdo apie jį šviesios atminties Zita Kelmickaitė. Atvažiavo Žilinuosna pas jį, atvažiavo ir išklausius jo dainų šitokių, pasakojimų visokiausių, pasakė, Salvai, kam dar tu čia apsilaidai, taigi suruoš kokių tai vakaronį, adventas Žilinuose. Nu, Salvas ir suruošė.
ir padarė vakaronį ant viso Žilinų kaimo. Ir toj vakaronė buvo filmuojama ir rodoma per televizorių net keletą kartų. Nu, ir Salva savo gyveno toliau, kartu su savo aneliuki, vaikus augino, kur tik kas kviesdavo, tai visur eidavo. Taigi, dėl tų dainų jį ir pakvietė amžinų atilsį Zitokė kartu su Ratilio folkloro ansambliu važiuos į Ameriką. Visas kaimas ūžė. Kaimo žmogus paprastas, o jam tada jau buvo 74 metai. Jau nemažas amželis. Taigi, visi galvoja, nugi susdurnavojo Salva, kurgi jis įvažiuos Ameriką, nu taigi čia svieto nematyta. Bet jis išvažiavo. Išvažiavo folkloro festivalin dalyvauti, dzūkiškų dainų. Nu, išvažiavo ir gerai laukiam visi sugrįžtantys. Nieko nežinom, laukiam, sugrįžo. Ir paskui va tų baikų, tų atsitikimų man jau pasakojo, čia jo proanūkė gyvena Varinoj. Ir paskui pabaino man ir vyras. Taigi vyrai taigi eidavo pircin ir Salva ateidavo. Ir visi laukė, kad jis ateis tom pircin ir pabaigs, kaip jam sekės ton Amerikon. Visiems labai įdomu, kapgi jį. Nugi jis atėjo tom pircin, atsinešė pusgutę laisį, susėdo su vyrais ir baina, žinot, sako vyrai, vos nelikau visam gyvenimu Amerikon. Būdu bogi gal ir kaulalius tybų tau palikęs ir aneliukė savo nematęs. Išėjo jisai, o juos apgyvendino išeivių namuose, visus lietuvių išeivių namuose. Išėjo jisai su jaunimu pavaikščiot po Kanadų. Taigi reikia pažiūrėti, kur kaip kas rodo, kaip kas gyvena. Ir Salva tokis labai smagus. Vaikščiojo, jaunimas irgi nepasižiūrėjo gerai, o jis ėmė ir atsiliko. Ir pablūdino. Kalbos tai nei murmur, nieko nemoka. Sako, ir in vienu pasilakiu, ir in kitų pasilakiu, ir pirmyn ir atgal, ir niekas nieko mano kalbos nesupranta, pūkas, ir aš nesuprantu, pūjėti burbuliuoja. Nu, pamatė bažnyčių, lakiu bažnyčiom, galgi kunigas padės. Kur tau, ir tas kunigas nieko nesupranta. Tai gerai, kad pamatė policininkų. Jau jisai su ašarom akyse atlikė prie tų policininkų ir jis į rankom ir kojom skėsčioja, kapgi čia dabar, kap jam das burcintinais. Nu, policininkai suprato, kad kažkas tai šitam žmogui negerai. Apčiupinėjo jį iš visų šonų, apžiūrėjo ir vienon kišenėn rado vokų, kur buvo užrašyta tų žmonių, pas katruos jisai buvo apsistojęs adresas. Pavardės nebuvo, bet adresas. Bet tie žmonės, kad jį išleido pavaikščiot po Kanadų, tai indėjo kelis pinigėlius ir vokan indėjo ir užrašė savo adresų. Nu, matyt, gal širdelį nujautė, kad kažkas gali atsitikti. Taigi tie policininkai insodino jį taksi ir žmogus parvažiavo šitaip gerai. Ačiū Dievui, sako, dėkavojau tiem policininkam, kad jie mane parsiuntė tyton šeimon. Ir kad parvažiavo paskui jau jis Lietuvon, namo, tai džiaugės kuo labiausiai, kuo geriausiai ir kad pamatė vėl savo aneliukį, savo žmonelį. Nuo to karto jau jis pasakė, gana man po svietų lakiot, užtenka. Man jau reikia tenais būt, kur eisiu, kur kviesti, visur eisiu, bet Amerikan daugiau nevažiuosiu. Taigi va, tokis pasakojimas apie paprastų,
bet neprastų kaimo žmogų. Didelė pagarba jam.